Kaip gražinti žmonės į teisingą lietuvišką pirtį sveikatintis? Nepatikėsite. Tačiau užtenka tik vieną vienintelį kartelį žmogų komfortiškoje pirtyje paglostyti švelniomis vantomis, palepinti kvapniais žolynais, nušveisti minkštą druską ir šie naujutėlaičiai pojūčiai tampa jo kelio pradžia link pirties rojaus. Jau antrą dešimtmetį pirtininkai organizuoja pirties šventes įvairiose Lietuvos miestuose ir vietinius žmonės nemokamai kviečia į pirtį. Šią labai vykusią idėją šiandien palaiko daugelis savivaldybių, turizmo centrų ir verslas. Molėtų turizmo ir verslo informacijos centras pakvietė vantos lapą ir kuriam pirtį keliaujančių pirčių renginių organizatorių prie Pastovio ežero Molėtuose, kartu atidaryti vasaros turizmo sezoną. Vasaros sezoną atidarėme savo pirties kiemų kelionėje. Šitas mūsų keliaujantis pirties kiemas yra pirmas šiais metais, bet tikrai ne paskutinis. Mes tęsim tą nuostabią tradiciją žmonės šildyti, pirtinti, mokinti, kaip teisingai būti pirtyje. Kaip kilo mintis pakviesti į turizmo sezono atidarymą pirčių kiemą? Molėtų turizmo ir verslo informacijos centras kiekvienais metais organizuoja turizmo sezono atidarymo renginį. Tarsi ir nenorim, kad jisai žiemą užsidarytų tas sezonas, bet vis tiek vasarą norim pradėti kažkaip tai įspūdingiau ir kitaip. Ir visą laiką darydavom turistinius žygius, lobių ieškojom ir panašiai. O dabar, kada atsirado labai daug, kurie organizuoja pėsčiųjų žygius ir tikrai tie molėtai jau patapo tokie gerokai pravaikščioti, nutarėm padaryti kitaip, ko niekada nesam darę. Todėl labai džiaugiamės, kad pirčių kiemas prisijungė prie mūsų, labai džiaugiamės, kad atvyko čia į mūsų paplūdimį ir mes galim padaryti tik tai tokį gražų, ramų, sakyčiau, netgi tinkantį molėtams, nes molėtai, lėtai, tokį gražų smagų renginuką visiems. Pirties šventės tai ne tik susipažinimas su teisinga lietuviška pirtimi, tai ir pirties mylėtojų švietimas, nes klausimų sulaukiame labai daug. Pirtimi, procedūromis, kodėl mes čia, kodėl nemokamai. Ir vis nustemba, kad yra tokių žmonių, kurie tuo užsiima. Labai daug klausinėjau iš tikrųjų apie vantas, kurias naudojam tikrai labai didelį kiekį vantų skirtingų. Paskui kiek laiko būti pirtyje, kokia temperatūra tinkamiausia, kada eiti atsivesinti šaltą vandenį, kaip tą teisingai daryti. Labai daug klausimų iš tikrųjų užduoda, domisi, tai tas labai džiugina. Ar teisingai yra, kai yra nuleidžiami apie 80-90 laipsnių? Aišku, kad neteisingai. Ir nebereikla mūsų pirtyse dirba apsaugos pirtininkai, kurie pamoko, parodo, kaip teisingai išlaikyti ir temperatūrinį režimą, ir kaip teisingai naudoti vantos, kiek vantų reikia, ką reikia daryti pirtį, ko negalima daryti pirtį. Dėl to ir dirba profesionalūs pirtininkai mūsų pirties kiemuose, kad žmonės išmoktų, sužinotų, mokintųsi apie lietuvišką teisingą pirtį. Kodėl pirtininkai aukoja savo savaitgalius ir vietoje poilsio su šeima važiuoja bei 8 valandas dirba karštoje garinėje? Aš sirgu pirčių liga. Man labai patinka dalintis tuo, ką žinau, jaučiu prasmę tame iš tikrųjų. Tai yra šventės, tai yra dalinimasis su kitais žmonėmis, visu tuo geru, ką pati moku ir pati mokausi iš kolegų. Tai va toksai bendrystė. Todėl, kad mylim pirtį, todėl, kad norim ją populiarinti, todėl, kad norim skleisti žinią apie teisingą pirtį, lietuvišką pirtį. Ir patiems labai yra smagu ant dūšios. Labai smagu pakalbinti tuos žmonės, kurie dalyvavo mūsų šventėje. Ką naujo patyrėte? Superinės pirtelės, iš tikrųjų, ačiū labai organizatoriam už tokį, tikrai fantastiškas renginys, iš tikrųjų nemokamas, to labiau dar, ar ne, tai pats 3 kartus pabuvau pirtyje, tikrai. Aš bandžiau visokių čia tų pirčių ir su druskom, ir relaksacinė tokia, kas liečia druską, tai tokio nebuvau, tikrai buvo naujiena, taip įdomu, faina. Galbūt edukacija pirtyje, nes niekada tikrai neturėjau. Tai toksai supažindinimas, kiek visokių skirtingų yra tų vantų rūšių yra ir kaip technikas kai kurias atlikti. Daug naujų potyrių, daug naujų aromatų, daug naujų augalų pirty panaudotų. Tai tas buvo nauja ir smagu labai. Pirtis unikalus reiškinys. Vienus jie atpalaiduoja, kitus pravirkdo, dar kiti po pirties linksminasi ir dainuoja. Jie iš laimės verkia, įsijaučia matyt, nes pirtis ta vieta, kur gali būti šilta, žmogus gali pabūti su savim, tai galbūt ne visada turi eilinę dieną su savim pabūti, dėl to pirti dažniau atsipalaiduoja, šiluma gal suveikia. Ir aišku, pirtininkas kažką duoda.
Va. Tai turbūt į save nueina labai stipriai. Šventėse reikia švęsti kartais, ne tik tais liūdėti. Tai šventėse pirtis yra visapusiška. Tai galima rimtą padaryti ir šiek tiek linksmesnė. Ypatingai, kai žmonės retai būna pirtyse, tai juos pakviesti, kad pirtis yra ne ta, kai mus tėvai, seneliai pasadindavo ir plakdavo. Tai vat tiek ir linksmybių buvo. Ar reikia tokių švenčių, ar tai, ką darome, tik mums ir įdomu? Labai, iš tikrųjų labai reikia, man labai keista, kad, iš tikrųjų tiek nedaug žmonių, ar ne, ta prasme vis tiek Molėtai nėra didelis miestas, ar ne, ir tų renginių čia turbūt nėra taip ypatingai daug, tai kai, tavo kieme vyksta toks renginys ir neteiti tiesiog nepasinaudoti, nepasižiūrėti, man šiek tiek keista. Mes iš Vilniaus atvažiavom iš tikrųjų, specialiai, bet būtent į čia. Aš iš tiesų pamačiau reklamą Facebook'e Molėtų turizmo ir verslo informacijos centro. Tai ir sužinojau apie šitą renginį ir draugam papasakau. Vienas ir atvažiavo iš Panevėžio specialiai. Pirmą kartą tokiam renginį ir manau, kad tikrai galėtų būti dažniau, nes labai faina. Manome, šventės tikrai pavyko, nes tai mums išduoda jūsų spindičios akis. Labai nusisekusi šventė. Žmonės visi nuoširdūs, visi dėkoja. Yra pirčių, kurios tenais tokios linksmos, žmonės atitinkamai nusiteikia. Yra pirčių, kuriuose ramiai pravedama. Kiekviena pirtis randa savo lankytoją. Manau, kad būtent šitą tradiciją važinėti po Lietuvos miestelius su pirties kiemais ir edukuoti žmonės yra tiesiog nuostabi. Tiek mums pirtininkams tai yra malonu bendrauti su žmonėm, tiek žmonėms sužinoti apie pirtį. Pirties šventė į pabaigą ir mes netrukus išvyksime iš Molėtų, bet vasaros sezonas čia dar tik prasideda. Jo, mes tikimės, kad jūs neišvešit gero oro iš mūsų ir vasara prasideda ir kaip matot jau po mūsų pažintinį taką aplink Molėtų ežerus vaikšto žmonės. Tai Molėtai kvies į renginius. Pirmas didesnis renginys yra birželio 29 dieną Molėtų miesto šventė tarp žvaigždžių ežerų. Visus kviečiam atvykti, labai kviečia Dubingiai, todėl kad Dubingiai yra mažoji kultūros sostinė šiais metais ir tikrai yra numatytų labai gražių daug renginių, kur verta pasiplanuoti ir pasižiūrėti. Na, afišose turbūt kas domisi Molėtų renginiais jau yra matę, kad ir Mamontovo koncertas bus. Na ir pagaliau rugpjūčio pabaigoje dar tolokai, bet dar kviesime irgi į tokį vasaros gala koncertą, kuris vyksta mūsų vasaros estradoje, simfoninis orkestras. Tai vienas dalykas kviečiam į renginius, o antras dalykas, Molėtuose šįmet atsidaro labai daug skanaus maisto paragavimo vietų. Ir dar dėl to verta atvažiuoti į Molėtus. Na, o šiaip tebelaukia tie objektai, kai kas jau yra atradęs, kai kas ne, bet žymusis Lietuvos etnokosmologijos muziejus mes niekaip negalim be žvaigždžių, ar ne. Kiti muziejai, Molėtų technikos muziejus pradeda sezoną, Žalvario parkas, taip kad yra čia ką veikti ir šeimom, ir porom, ir senioram, ir vaikam. Beje, vaikam tebelaukia žuvytė Molė, labai pasiilgusi su žaidimu, stalo žaidimu Molės kelionės, kur irgi galima susipažinti su Molėtais. Na ir nepamirškite, aišku, mūsų turizmo informacijos centro. Jeigu tik tai kyla klausimas ir kirba mintis, kur praleisti laiką, tai skambinkit tiesiai mums. Tie, kas nespėjo apsilankyti Molėtų turizmo ir verslo informacijos centro pirties šventėje, nenusiminkite. Mes turime jums labai gerą žinią. Nuo Liepos 6 dienos mes pradedam kelionę po visą Lietuvą kartu su Vantos lapu. Būtinai sekite mus ir prisijunkite prie mūsų kiekviename mieste ir laukite informacijos, ji jūs pasieks jau netrukus.